Taigi senai nebuvau Šiluvoj. Tačiau Liepos pabaigoj šių metų gavau man žinomą šauksmą, kad reikia vėl apeiti Marijos vietas, kuriuose mes buvom su Petru prieš 20 metų, kada buvo užrašyta knygelė apie Marijos apsireiškimus. Taigi, tada tai buvo savotiški tyrinėjimai, kurie patraukė mūsų Petru keliauti po Lietuvą, po šitas visas Marijos vietas, kurias mes sužinojome ne iš mūsų kunigų, bet iš kažkokios knygelės italų kunigo, nes mūsiškiai kunigai žinojo tik Šiluvą. Taigi apėjome jas, aprašėme tai, kas buvo ten duota. Nes iš tikrųjų mes žinojome tų vietų svarbą jau tada. Mes buvome keliavę po vietas pasaulyje Marijos apsireiškimo, nes Petras Marijonas, jam labai patikdavo melstis Marijai. Ir ten kiekviena ta Marijos vieta, jinai praktiškai turėjo kitą aspektą, kitą veikimo aspektą. Vadinasi, visi tie aspektai turėjo būti ir čia, jie turėjo būti ir čia mūsų lietuvėlėje, kuri dar vadinama Marijos kraštu. Taigi ir įdomu tai, kad iš tikrųjų aš net buvau pamiršusi, kad tai ta kelionė vėl, kai dabar iškeliavau po tas Marijos vietas, kad jinai lygiai po 20 metų, nes kai pasižiūrėjome į knygutę, tai užrašyti tekstai buvo rugpjūčio pradžioje. Taigi dabar praktiškai apkeliavom tas vietas, kurios buvo knygelėje aprašytos. Skirtinga be abejonės jų energetika, skirtingas rūpinimasis jomis. Ir dabar esu Šiluvoj, tai yra paskutinė vieta. Tai yra paskutinė vieta ir aktyviausia vieta, aktyviausias taškas tuo kontekstu. Taigi, kam šios vietos reikalingos apskritai? Daugelis žmonių nelabai supranta, jiems atrodo, kad Marija susijusi vien tik su krikščionybė. Ir jeigu tai yra krikščioniškos vietos, tai jeigu tu ezoterikas, jeigu tu ten domiesi dar kažkuo kitu, tai tavęs tai neliečia. Deja, vadinasi, tie žmonės nesupranta, kad dvasia, jinai reiškiasi visais aspektais. Taigi tema meilė. Tema meilė tai yra mūsų Saulės sistemos tema, tai yra mūsų Žemės tema. Ir dėl to daugybė religijų kalba apie meilę. Taigi visos tos Marijos vietos tai yra moteriškas meilės aspektas. Taigi antropoteosofijoje mes kalbame apie spindulius. Mes žinome įvairias spindulių buveines. Mes sakome, kad sąmoningumo spindulio pagrindinė buveinė yra liuksorė, yra dar daugiau įvairių buveinių. Kad pagrindinė valios spindulio buveinė, jinai yra dar džilinkė, yra dar daugiau tų buveinių. Taigi, po meilės spindulio, be abejonės pagrindinę mes turime Jeruzalėje, tačiau tai čia būtų būtent tas vyriškas aspektas. Kiti spinduliai kažkaip nesiskirsto į vyriškus, moteriškus aspektus. Šiuo atveju, kadangi meilės žmonėms reikia daugiausiai, vadinasi, kad ir šiuo atveju mes turime netgi aspektus. Mes turime vyrišką aspektą, aktyvųjį, ir moterišką aspektą, besirūpinantį, globojantį, saugantį. Taigi pagrindinė buveinė būtų
šito moteriško spindulio Marijos, tai būtų Fatima. Tai būtų Fatima. Joje mes buvom tada prieš 20 metų. Tai va, ir mūsų Šiluva, jinai iš tiesų yra tų Marijos buveinių tinkle. Vadinasi, tai yra ir Čenstachov, tai yra Lurdas, tai yra Fatima, tai yra Medžiagorė, tai yra dar daugiau. Ir tai yra didelis dalykas. Tai yra labai didelis dalykas Lietuvai. Vadinasi, savotiškas pažymėjimas, kad Lietuva yra svarbi, kad ta vieta yra svarbi. Nepaslaptis, kad iš tikrųjų mes čia turėjome be galo daug šventovių senovėje. Buvo tų aisčių šventovių. Tai yra čia, Aistijoj, Graikijoj. Buvo daugiausiai šventovių. Tai va, ant tų šventovių vėliau įvairios religijos statė savo šventiklas, kaip tas yra ir įprasta. Ta matote visame pasaulyje. Taigi, kam reikalingi va tokie apsireiškimai? Ką jie duoda, daugelis paklaustų. Taigi, supraskite, kad dabartiniu metu vis sunkiau dvasiai prasiskverbti į žemę. Žinote patys, kas žemėje vyksta. Vyksta karai. Yra daug neapykantos. Taigi, žmonių sukurtas negatyvas, astralinis, mentalinis, gaubia tą sluoksnį, gaubia žemę. Ir tokiu būdu iš tikrųjų tampa labai sunku dvasiai prasiskverbti pas žmones. Dėl to sakoma, kad auginkite šviesą savo viduje, nes kada tą šviesą pradedate auginti savyje, jums tada ten iš aukščiau gali to švieselės duoti. Nes iš tiesų, kągi tu ten iš aukščiau matysi per tą tankų, tamsų šydą. Vadinasi, matysi tik žmogaus širdį, kuri kaip jonvabalis ima švytėti. Dėl to mes ir sakome, kad švarinkis pats, dirbk su savim, mylėk, daryk kažką kitiems ir taip tu pradėsi šviesti. Taigi visi tie apreiškimai, jie nėra, negalvokit, kad tai yra labai lengva. Ten tiems, kurie ten yra aukščiau, juos jums organizuoti. Iš tiesų tikrai labai nelengva. Nes praktiškai jie dažniausiai eina tokios dievybės kaip Marija. Tai yra, jie yra šviesos astralo plane. Vadinasi, šviesos astralo ta energija turi būti perduodama į šviesos eterį, kad vėliau jinai galėtų čia įgyti kažkokią materialų būvį. Tai yra, ir tai nebus visiškai materialus, jis tai bus toks vaikščiojantis tarp. Tai pasirodo, tai nėra. Tai yra, tai nebus kaip kūnas. Taigi tam reikia, nepatikėsit, bet tam iš tikrųjų reikia labai daug įdėti darbo toms esmėms, kurios tai daro. Taigi tokiu būdu atsiranda lygiai taip pat kaip šventas žmogus. Jisai suformavęs tą šviesą savyje ima šviesti ir kiti atėję prie jo tos šviesos įgeria. Gauna to šviesos kibirkštį lygiai pat tose vietose. Žmonės tiesiog įeina į tą šviesos kanalą, kuris yra sukurtas per apreiškimą. Tuo apreiškimo faktu. Taigi, tas apreiškimo faktas padaro šviesos kanalą toj tamsioj erdvėj, pro kurią niekas neprasiskverbia. Ir tada žmonės atėję į tą vietą, jie prasivalo ir jie tada gali pagauti to šviesos tiek, kiek patys yra jai atsivėrę, kiek patys yra jai pasiruošę.
Tačiau toliau jie turi ją augintis patys. Tai nereiškia, kad aš ten atėjau ir tapau šventas, taip nebūna. Vadinasi, kad tiesiog aš turiu tai auginti, aš turiu tai palaikyti. Aš turiu tiesiog tai palaikyti. Palaikyti pats savo vidinę švarą, savo darbais dėl kitų, savo meilę. Taigi mes turime iš tikrųjų be galo būti laimingi, kada Lietuvoje yra šitiek tų vietų. Tai yra, radome prie Janonysė, aš atsimenu, dar kažkur buvo lentelės, lentos visos ir surašyta 31 vieta. Bet tai nėra visos apreiškimo vietos. Vienur buvo apreiškimai, kiek mes tyrinėjom, kitur buvo tiesiog šventieji paveikslai, su kuriais yra susijęs tam tikros legendos, dar kitur yra šventieji šaltinėliai, kur Marija pati kaip ir apreiškimo nebuvo, bet šaltinėlis, žmonės sako, yra gydantis, reiškia, ten įvyko kažkam įvairiausių stebuklų. Be abejo, nes stebuklas yra tikintis žmogus, nes be tikėjimo nieko nėra. Vadinasi, tas tikėjimo stebuklas yra iš tikrųjų pats didžiausias stebuklas, koks gali būti. Nes tikinti širdis, jinai pajėgi viskam. Jinai gali padaryti labai daug puikių dalykų kitiems. Taip kad tokios vietos, jos iš tikrųjų yra mums didžiulė pagalba ir parama ir kartu įpareigojimas, kad mums reikia ją saugoti. Nes irgi patyrėme tai, kad dvasia, jinai kažkada mokytojui buvo sakyta, į švarą švara ateina, į nešvarą nešvara. Vadinasi, tos vietos turi būti prižiūrimos. Tai vat kai kur jos yra puikiai prižiūrimos žmonių. Ne bažnyčia tai turi daryti, o žmonės, ne žmonėm tai reikalinga. Bažnyčia tik institucija. Taigi Šiluvoj tai yra padaryta gražiai. Tai va, nes ta vieta, jinai iš tikrųjų yra pripažįstama bažnyčios hierarchų, kitos nepripažįstamos. Kadangi trūksta stebuklų, įvardinimų ir taip toliau, o kai kuriems žmonėms to reikia dėja. Reikia, kad hierarchai tai pripažintų, tada jie eina į tą vietą. Tačiau ar būtinai reikia, kad kažkokie tai autoritetai tai pripažintų? O vai jūs nueikit ir savo širdimi pajauskit, kur jums gera. Ir jeigu ten jums gera, pridėkit savo ranką. Nes dvasia padarė didžiulį darbą, nuleisdama į žemę savo galingą energiją. Vadinasi, mes turime ją palaikyti. Ne jinai ją palaiko. Dvasia neturi rankų kojų. Žmonės turi rankas. Žmonės turi jas prižiūrėti. Jie turi puoselėti. Jeigu jiems tai brangu, jie turėtų tai puoselėti. Jeigu jiems to nereikia, jie nepuoselėja to. Dvasia pakyla aukštyn. Ji neišeina visai. Fluidai kažkokie lieka. Tačiau iš tikrųjų ji kyla aukštyn. Ir prie jos prieina tik tai dvasiai atsiverusieji, kurių nėra tiek daug. Tai va, tačiau iš tikrųjų jos galėtų suteikti didžiulę paramą daugybei žmonių ir mūsų šaliai be abejonės. O jūs neįsivaizduojat, kokia didžiulė parama tų vietų priežiūroje būtų taikai. Vyksta karai, vyksta baisus dalykai. Vadinasi, visi tie dalykai, jie nugalimi meilę. Reiškia taika. Taika žmonių širdise turi atsirasti. Jeigu jinai atsiras žmonių širdise, jinai atsiras ir pasaulyje. Taigi Marija padeda, kad mes susitaikytume su savim, vieni su kitais. Ji rūpinasi šeima. Nes šeima yra didžiulė vertybė, kur moteris globoja savo vaikutį, o vyras globoja savo moterį ir vaikutį. Ir tada toks vyras tikrai neis kariauti kažkur neaišku kur, bet gins savo tėvynę, savo šeimą, jeigu ateis reikalas. Tai va, taigi, brangiai, tiesiog norėjau pasakyti, pasidalinti tais visais pastebėjimais,
kuriuos patyriau čia per savo tą porą savaičių kelionės po Marijos vietas, kurios aprašytos knygelėje. Taigi šita vieta paskutinė, Šiluva. Taigi, kaip sakiau, mes turime vietą, iš kurios fluidai eina į kitas vietas. Tai yra tas dvasinis tinklas, gaubianti žemę. Lygiai kaip buveinės turi tokius dvasinius tinklus, taip turi tokius dvasinius tinklus ir tokie dalykai. Tai va, taip kad gerbkim tai ir pasirūpinkim tuo. Nes žmogus savo rūpesčių turėtų įrodyti, kad jam tai yra brangu, kad jam tai yra reikalinga. Nes ypač dabar, kada žmonės daugiau vertina materialius dalykus, pagarba dvasiai, rūpinimasis tuo, ką dvasia mums paliko, yra tiesiog neįkainuojamas. Taip kad, brangieji, pasirūpinkite dvasios dovanomis, kad galėtumėte jomis dar pilnatviškiau pasinaudoti tam, kad pilnatviškai gyventumėte, kad gyventumėte taikoje su savim, su savo šeimomis ir kad taika būtų pasaulyje.